Sveiki visi, su jumis Povilas iš protea.lt. Šio epizodo metu aš apžvelgsiu kompaniją pavadinimu MMM. Pasidalinsiu su jumis mintimis, ką aš matau žiūrėdamas iš šios kompanijos grafiką iš techninės analizės pusės. Papasakosiu, ką aš darau savo portfelyje su šią kompaniją. Parodysiu, kaip mes uždaroje bendruomenėje judam žingsnis po žingsnio su šios kompanijos kainos grafiku, aprašant kiekvieną žingsnį ir kiekvieną naują atskaitos tašką realių laikų, bei pasidalinsiu su jumis, ką planuoju pats daryti su šios kompanijos akcijomis savo asmeniniam portfelyje. Tad jeigu jūs domina toks turinys, neatsijunkit ir tikrai nepasigalėsit, kad skirit laiką šiam epizodui. Tiem, kas neserga nuo dopamino priklausomybės ir kas dar iki šiol neatsijungėt ir planuojat žiūrėti iki galo, turiu kelis prašymus ir kelis įspėjimus prieš mums pradedant. Tai visų pirma, šiame epizode nepamatysite nei tiesioginės, nei paslėptos brokerių reklamos. Mano asmeninė nuomonė, atskirų brokerių piršimas investavimo naujokams bei traderiams mainais už komisiją. Mano nuomonė, tai yra nelabai garbingas užsiėmimas, tad galite atsipalaiduoti, pasidaryti savo kavos arba arbatos ir mėgauti šio epizodo. Brokerio reklamos šiame epizode nebus. Antras momentas. Šio epizodo metu išsakytas mintis negalima traktuoti kaip patarimą pirkti arba parduoti minėtos kompanijos akcijas. Priimant sprendimą investuoti ar ne savo pinigus į atskirą kažkokį tai investicinį instrumentą, turite vadovauti savo prekybos veiksmų algoritmu ir elgtis pagal tai, ką diktuoja jums būtent jūsų prekybos veiksmų algoritmas. Kitaip galite atsidurti situacijoje, kaip parodyta šiame paveiksle, kur dažnai aš paklausiu žmonių, sakau, o kodėl nusipirkai šios kompanijos akcijų? Ir man taip atsako, nusipirkau, nes vienas youtuberis pasakė. Turėkite omeny, jungiam savo galvą. Ir trečias momentas, norėčiau, kad turėtumėte omeny, kad šis epizodas yra daugiau skirtas uždaros bendruomenės dalyviams. Tingėjau aš pasakot viską raštu mūsų uždaroje platformoje, todėl nusprendžiau tiesiog įrašyti šį epizodą. Galbūt ateityje daugiau tokių darysiu, jei matysiu, kad ir atviroj erdvėje yra susidomėjimas. Tad jeigu esat vienas iš tų, kas turit prieigą prie uždaros bendruomenės platformos ir žiūrit šį epizodą per tą platformą, tai susirašysim platformoje, jeigu turit klausimų. O jeigu jūs neturit prieigos, tai drąsiai rašykit savo klausimus ir mintys šio video YouTube komentaruose ir aš stengsiuosi į visus jūsų komentarus sureaguoti. Taigi su organizaciniais momentais pabaigiam, važiuojam. Pradžiai truputėlis konteksto. Pradėkime nuo to, kad mes su bendraminčiais pradėjom stebėti šios kompanijos grafiką dar tada, kai ji buvo kažkur štai čia, tarp 70 ir 90 dolerių už akciją. Savo pirkimo sandorį aš atidariau įvykus V1 lygio fraktal zigzaginiam apsisukimui į viršų. Kažkur prie 90 dolerių už akciją yra mano sandoris. Jau tada tapo aišku, kad prasidėjo V1 timeframe tendencija į viršų ir iškart buvo dar tada galima nustatyti preliminarius tikslus prie štai 110, 130 ir 160. Štai čia nusprendžiau atskirai atidaryti. Matot mano prekybinio žurnalo tokį įrašą, kurį dariau dar balandį 24 metais ir visada savo žurnale prieš atidarant sandorį padarau tokią išsame analizę, viską sufotografuoju, sužurnalizuoju, surašau ir štai čia galite sustabdyti video epizodą ir paskaityti mintis. Akivaizdžiai matot, kad tada dar tik įvyko tas fazieras į viršų ir nesimato tos istorijos, ne? Iškart taip staptelsiu ir pasakysiu, kad traderiai, kurie neveda savo žurnalo, man atrodo tiesiog jie švaisto savo laiką, jie lošia, o ne dirba. Apie tai, kodėl svarbu vesti savo žurnalą ir turėti savo aišku prekybos veiksmų algoritmą, prieš lendant į bet kokią rinką, buvau paminėjęs štai šiame epizode, atsirasiu jums štai čia nuorodą arba paliksiu nuorodą šio video aprašyme, jeigu nesurasit nuorodo štai čia. Toliau, kai jau atidariau sandorį ir kai jau sandoris pradėjo taip judėti kartu su šiuo trendu į viršų, uždaroj platformai, štai čia to jums atskrolinsiu, parodysiu, dalinausi savo mintimis ir čia su bendraminčiais bendravom. Kas norėsit, galėsit sustabdyti, paspaust pauzę, paskaityti, čia padidinti, paskaityti mintis. Mes uždaroj bendruomeniai taip dalinomės mintimis žingsnis po žingsnio, kai keitėsi atskaitos taškai ir iki šiol dalinamės. Rodo jums savo žurnalo įrašus ir uždaros bendruomenės, tuos istorinius paveikslus tyčia dabar, nes mane ir patį nervuoja tokie analitikai, kurie yra taip protingi, analizuojant, rodyti grafiko istoriją ir pasakot, kaip reikėjo daryti. Ir ką reikėjo daryti tada, štai čia. Tai
visada norisi pasakyti, o tai kur tu buvai, kai mes štai čia buvom, ko čia toks protingas dabar esam štai čia, pasakot apie tai, ką reikėjo daryti. Ne? Tai aš todėl jums tyčia rodau, kad mes su bendraminčiais visą tai gyvai analizavom. Todėl jeigu jūs žiūrite šį epizodą ir esat vienas iš tų, kas turit prieigą prie uždaros bendruomenės platformos, tai tiesiog suraskit toje bendruomeniai MMM puslapį, galite tiesiog į paiešką surasti ir ten galėsit perskaityti visas tas mūsų mintys ir ką mes bendravom su kolegom. Na, o dabar, kai turim tokį istorinį mano sandorių kontekstą, atėjo laikas įvardinti naujus atskaitos taškus ir ką planuoju daryti su savo sandoriu dabar. Pradėkim nuo rinkos žemėlapio. Tie, kas pabaigė ProTA mokymus, prisimins tokį mūsų šūkį rinkai nusispjaut, į kokio timeframe grafiką žiūri rinkos dalyvis. Ir rinkai yra visiškai nesvarbu, ar jūs žiūrit į žvakės, ar į barus, ar į linijas, ar jūs žiūrit į V1, ar į H4 timeframe. Rinka tiesiog gyvena savo gyvenimą ir viskas, jai nusispjaut. Todėl bet kuriam traderiui arba bet kuriam investuotojui reikia išmokti matyti bendrą paveikslą, o ne atskirą timeframe. Tam mes ir pagaminam savo taip vadinamą rinkos žemėlapį. Taigi ilgalaikiam periode mes turim taip vadinamą šoninį judėjimą arba fletą. Štai aš pažymėsiu atskaitos taškus ir globaliai taip kaina šiuo metu yra pastrigus tokiam šoniniam judėjime, tarp štai šitų atskaitos taškų. Savaime suprantama, jeigu kaina taip ir tęs judėjimą į viršų, tai mums įvyks štai toks globalus naujas visų laikų banginio lygio fraktal zigzaginis apsisukimas į viršų ir nuo to taško galima bus atskirai skaičiuoti, kas ten viršui, kokie horizontai atsiveria. Bet iš kitos pusės, jeigu kaina čia toj pastovės, apsisuks ir nueis štai šį atskaitos tašką, tai mes turėsim tokį ilgalaikį globalų fraktal zigzaginį apsisukimą žemyn ir nuo štai šio taško aš jau skaičiuosiu tokį globalų trendą, globalią tendenciją žemyn ir visiškai jau nieko nedarysiu tada su šią kompaniją, kol aš nepamatysiu štai šio tokio trendo žemyn sustojimą. O kol kas, kol mes esam tarp štai šitų atskaitos taškų, tol aš užskaitau tokį globalų šoninį judėjimą, fletą. Fletą, kuris turi šansų tęstis iki pat 2030 metų. Parodysiu jums tokį mažytį triuką. Tai yra, jeigu jūs nueisit ir paimsit laiko FIBA ir taip užvesit ant impulsinės bangos, štai šios žemyn, tai jūs pamatysit, kad dvejetukas yra kažkur prie 2030 metų. Tai jeigu jūs pabandysit tokį laiko FIBA užtempt ant visų fazierų fraktal zigzaginio apsisukimų, tai jūs pamatysit tokią tendenciją, kad dažniausiai fraktal zigzaginis apsisukimas įvyksta kažkur tai tarp dvejetuko ir trejetuko. Tai yra štai toks stovėjimas, jisai užtrunka pusantro, galbūt 2 karto ilgiau negu vyko pats impulsas. Tai čia galima taip, aš bijau žodžio prognozuoti, bet kai aš žiūriu į fleto stadiją arba į tokį šoninį judėjimą, aš visada pasinaudoju tokią laiko FIBA, kad pasižiūrėt, koks laiko potencialas yra, kiek ar man reikia skubėti, ar man nereikia skubėti su savo sprendimais. Svarbu suprasti dar vieną dalyką. Ilgalaikės tendencijos šiaip savo neapsisuka, tik todėl, kad taip grafikas rodo arba Povilas kažką ten pabraižė tiesiai ant grafiko. Dažniausiai ilgalaikių tendencijų apsisukimą lydi kažkokios tai svarbios fundamentalios naujienos arba sakykime taip, naujienų rinkinys. Tai yra kažkokia tai eilė naujienų arba įvykių, kurie išsibarsto per ilgesnį laiką. Dažnai tos naujienos yra tokio globalaus charakterio. Konkrečiai 3M atžvilgių, tie, kas ilgai stebi šią kompaniją, tai jūs žinot, kad yra, taip sakant, situacija su teismais cheminių medžiagų atžvilgių, yra situacija su teismais dėl JAV kariuomeniai parduotų ausų kamštukų, kurie pasirodė vėliau, kad yra defektuoti, tai yra blogai veikiantys. Neseniai kompanija atskyrė nuo savęs visą padalinį ir sukūrė atskirą kompaniją, kuri vėliau buvo pavadinta Solventum. Įvyko taip vadinamas spin-offas. Na ir kartu su tuo pats 3M sumažino savo dividendus 40%. Kas norit plačiau apie kiekvieną iš šitų įvykių, tai galit greitai paklausti ChatGPT, jis jums duos santrauką apie kiekvieną iš šitų įvykių. Ir tokioj fundamentalių, tokių svarbių įvykių mėsmaliai ir juda šis šoninis judėjimas mums. Mes turim visą tai omeny ir keliamės į smulkesnį timeframe, tai yra į V1 timeframe, kurį aš savo tikslinu per D1 timeframe, kai man kažko tai reikia. Taigi, ką čia matom?
įvyko V1 timeframe fraktal zigzaginis apsisukimas į viršų, apie kurį mes jau truputėlį kalbėjom, ir nuo jo prasidėjo štai tokia vidutinio laikotarpio tendencija į viršų. Ir būtent štai šiai tendencijai, šiam trendui paimti, aš ir planavau atidarant savo sandorį prie $90 už akciją. Tie, kas pabaigė ProTA mokymus, jūs su manim sutiksit ir patys labai greitai nustatysit, kad šios tendencijos į viršų bangų struktūra yra būtent štai tokia ir kitokia ji būti negali. Tai yra, mes turim pirmą bangą, antrą bangą, trečią bangą, ketvirtą ir dabar judam penktoj bangoj. Čia iškart noriu mest akmenį į eliotistų ir skirtingų bangų analizių atstovų daržą, taip sakant. ProTA metodika, jinai yra mano autorinė metodika ir ten viskas yra labai konkretu. Tie, kas praėjo ProTA kursą, jie su manim sutiks ir jie žino, kodėl būtent taip ir kitaip būti negali. Nes ten viskas labai konkretu pas mus. Na, o kai tik mes nustatom ciklo banginę struktūrą, tai mes iškart pritaikius auksinę pivotų taisyklę galim nustatyti, kad štai čia yra taip vadinamas trečias pivotas, kuris saugo visą štai šią konstrukciją į viršų. Tai yra, trumpai tariant, jeigu kaina štai čia dabar nuspręs nušokti žemyn ir prakišti šį pivotą, tai štai šita banga į viršų jau prasitęsti nebegalės, tai yra bus pasibaigusi tendencija. O kol šio kirtimo nėra, tol mes tiesiog stebim judėjimą, žiūrim, kaip keičiasi atskaitos taškai ir mūsų užduotis tiesiog judėti kartu su rinka ir nustatyti konkrečiai, kur kokie atskaitos taškai atsiranda. Ir kaip matom, kaina jau pakankamai toli pabėgo nuo štai šio pivoto, tai yra, jeigu mano sandoris kaba nuo štai čia, aš nenoriu laukti, kol nuo 170 nukrisim iki 120 ir tik tai tada aš galėsiu nuspręsti, ar man dar laikyti šį sandorį ar ne. Todėl aš noriu paieškoti kažkokį tai atskaitos taško, kuris yra arčiau kainos, ne? Tam aš paimu vėl penktą bangą ir aš noriu persikelti į smulkesnį timeframe, mes tai perėsim į D1 timeframe ir išardyti būtent penktą bangą į pobangės ir pažiūrėti, kur yra pivotas saugantis konkrečiai penktą bangą. Tai štai mes perėjom į D1 timeframe, štai matom tą patį judėjimą, štai matom mūsų pivotas saugo visą tą V1 tendenciją į viršų ir štai yra mūsų penkta banga, kurią mes norim su jumis atskirai pasižiūrėti. Ir vėlgi, pritaikant ProTA metodikos bangų analizę, bet kuris, kas praėjo ProTA kursą, sutiks su manim, kad šita visa banga penkta, jinai išsiardo iš tai tokias pobangės, kurias mes pavadinam ABC. O prisimena, tai yra mūsų penkta banga, tai yra aš juodai pažymėsiu. Ir vėlgi, pritaikius auksinę pivotų taisyklę, mes su jumis nustatysim pivotą, kuris saugo mūsų penktą bangą, tai yra juoda banga. Ir mano logika paprasta. Jeigu dabar kaina nuspręs nudardėti žemyn iki štai šio pivoto, tai automatiškai aš suprasiu, kad sustabdyta penkta banga ir tada padidėja tikimybė, kad mes galbūt eisim ir toliau didint banginį lygį šio impulso žemyn ir kirst mūsų pivotą, kuris saugo visą V1 tendenciją į viršų. Ne? Pivotas prie 145 jau yra truputėlį arčiau kainos negu prie 120. Ne? Aišku, galima būtų dar list į dar smulkesnį timeframe, tai yra paimti atskirai štai C bangą, persijungti į H4, į H1 timeframe ir išardyti tą bangą ir ten suras dar savo pivotą, kuris bus dar arčiau kainos, bet kadangi mano sandoris jisai skirtas tokiam periodui kažkur nuo 3 iki 18-20 mėnesių aš laikau savo sandorius, tai aš noriu, taip sakant, palikti vietos kainai, kad jinai galėtų įkvėpti ir kad man tiesiog neuždarinėt per anksti savo sandorių. Bet vėlgi, tie, kas praėjo ProTA mokymus, jeigu jums reikės, tai jūs galėsit arba jūs mokėsit patys persijungti smulkesnius timeframe'us ir nustatyti savo tuos atskaitos taškus. Taigi išvada. Prisimenama, ne? Rinka yra visiškai nusispjauti, kokį timeframe'ą mes žiūrim, todėl mums reikalingas rinkos žemėlapis, mums reikalingi atskaitos taškai, kurie nepriklauso nuo timeframe'ų. Tai yra nesvarbu, kur mes persijungsim prie mėnesinio timeframe'o, štai matom, pivotas, atskaitos taškai. Ar mes norim persijungti prie D1 timeframe'o, tie patys pivotai, tie patys atskaitos taškai, jie lieka toj pačioj vietoje. Ne? Mes su jumis turim rinkos žemėlapį su išvadomis. Tai yra ilgalaikis timeframe'as arba ilgalaikė situacija. Tiesiog aš paimsiu, mėnesinis timeframe'as yra fleto stadijoj. Kol nėra kirstyvo, štai paminėti atskaitos taškai, V1 timeframe'as yra trendo stadijoje arba tendencijoje į viršų
kol nėra kirstas atitinkamas atskaitos taškas ir D1 time frame'as yra trendo stadijoje į viršų, irgi kol nėra kirstas atskaitos taškas. Man to pakanka, kad savo tiesiog konstatuot faktą arba pasirink savo tokią strateginę kryptį į viršų, kol nėra kirsti paminėti atskaitos taškai. Na, o kadangi aš turiu pasirinktą strateginę kryptį, turiu atskaitos taškus, kurie sustabdo tą strateginę kryptį, aš dabar galiu judėti prie taktikos, tai yra žiūrėti, ką man daryti su savo sandoriais. Tai dabar iš vienos pusės, jeigu aš šiuo metu nebūčiau turėjęs aktyvaus sandorio, kurį jau aptarinėjo mane nuo $90 už akciją, tai aš asmeniškai štai tokioj situacijoje, štai šioje vietoje neatidarinėjau sandorių. Priežastis yra labai paprasta, kai aš atidarau savo sandorį, aš ieškau savo, kad mano risk reward ratio būtų bent 1:5. Idealiai, kad tai būtų 1:7, bet jeigu aš pamatau 1:5, tai aš jau, taip sakant, susidomiu ir pradedu žiūrėti, kas vyksta. Tai vat, kol mes buvom štai šioje vietoje, tai toks potencialas grįžti prie ilgalaikės tendencijos į viršų arba bent prie viršutinės mūsų mėnesinio time frame fleto ribos, dar toksai potencialas buvo. Bet kai mes jau čia vat esame, jeigu taip vat aš to nutolinsiu truputėlį, tai mes esam taip vat truputėlį aukščiau fleto viduriuko, Tai jeigu jūs pasižiūrėsit, nueisit kaip juda fletai, tai įprastai kaina fletose jinai va taip vat juda link fleto viduriuko, Tai dabar va štai šitoj vietoj man atidarinėt naujus buy sandorius į viršų, man nėra potencialo, taip sakant, viršui. Aišku, jeigu dabar taip nesustojant nueitume prakirst viršutinį štai atskaitos tašką arba prakirst fleto ribą į viršų, tai mes jau su jumis kalbėjom, ten visiškai naujas fraktal zigzaginis pasukimas į viršų, ten atsidaro visiškai nauji horizontai, ten galima skaičiuoti visiškai naujus tikslus viršui, tai ten jau galima bus atskirai skaičiuoti ir žiūrėti. O kol kas tai būtų jau toksai prognozavimas per toli, man tai nėra įdomu, aš noriu suprasti, kas vyksta dabar. Antras momentas, kodėl aš tokiuose vietose neatidarinėjau savo sandorių, tai prisiminkit dar kartą mūsų fundamentalų į foną. Mes judam su jumis fleto stadijoje su tokiu visų rinkinukų, chaotiškų, tokių skirtingų fundamentalių naujienų ir iš principo fletose kaina mėgsta taip pašokinėti tokiais spigliais, tai viršų, tai žemyn. Čia galima irgi tikėtis, kad jeigu atsiras kažkokia tai negatyvi naujiena, tai kaina gali tiesiog perdėtai sureaguoti į kažkokią tai smulkmeną ir tiesiog paimti ir šoktelt žemyn. Tai jeigu aš tai čia turėsiu savo buy sandorį, tai man tada reikės jau žiūrėti, kaip savo rizikas apsaugoti štai tokioje vietoje. Na, o kadangi aš sandorių turiu atidaryti, tai man susikaupė, taip sakant, visai nemaža atsarga, su kuria aš galiu dirbti. Tai mano atveju su štai šiuo mano sandoriu aš nematau prasmės jo kol kas uždarinėti, kol vidutinio laikotarpio tendencija į viršų, štai mūsų aptartas V1 lygio trendas į viršų, kol jisai nesustojo, kol jisai tęsiasi, tai aš noriu leisti rinkai, taip sakant, duot man tiek profito, kiek jinai pati nori man duoti. Tai yra judant šiai tendencijai į viršų, keisis ir atskaitos taškai, jeigu iš vis keisis, jeigu jinai sugrįš ir prakirs, tai tada aš atskirai žiūrėsiu, bet kol kas aš to sandorių neuždarau, nes ką man uždaryti, tegul profitas, taip sakant, kaupėsi. Tai va, jeigu atskaitos taškai keisis, tai aš būtinai mūsų uždarojo bendruomeniai apie tai pranešiu gyvai, kai tik tai atskaitos taškai nauji kažkokie tai atsiras. Jeigu turėsiu galimybę arba laiko, galbūt rašysiu ir naują video epizodą, bet tokios mintys dėl mano sandorio kol kas. Dabar jeigu jūs žiūrit visą šį epizodą ir negalite atsitraukti ir vis jums kyla klausimas, kas tas ProTA kursas, kas tai per tą uždarą bendruomenę, kurią Povilai tu vis kartoji, tai noriu greitai jums papasakot. Tradingu aš užsiimu nuo 2008 metų. Per tą laiką kuo tik tai neprekiavau. Ir Forex rinkoje prekiavau, ir kripto rinkoje, kai buvo toksai didelis hypas 2016-2017 metais. Ir žaliavų rinkose, ir akcijų rinkose. Išbandžiau visas rinkas. Pačiam netgi sunku patikėti, kad jau susikaupė jau virš 18 metų patirtis. Visą šią patirtį aš ištraukiau iš savo galvos ir perkeliau ant popieriaus ir rezultate gavosi intensyvus 3 mėnesių mokymų toksai kursas. Ir nors aš ir pavadinau tą projektą prota.lt ir gali atrodyti, kad tai yra eilinis techninės analizės kursas, bet iš tikrųjų klasikinė techninė analizė ten net nekvepia. Kursas paremtas mano autorinė metodika, kurią aš sukūriau pats savo per ilgus praktikos metus. Metodika, kuri man veikia iš metų į metus, nesvarbu, kokioje rinkoje aš prekiauju. Metodikos pagrindas yra binarinių dėsningumų sintezė.
Atrodytų dar vienas kažkoks tai keistas žodis, kurio jūs galbūt niekad negirdėjot, bet tai yra labai paprasta. Binariniai dėsningumai tai reiškia, kad vat, per eilę metų aš savo išsirinkau ir surašiau savo ant lapo eilę dėsningumų, kurie pastoviai kartojasi, kurie pastoviai nesvarbu, koks time frame'as yra jungtas, kokia valiuta, koks instrumentas, ar tai žaliava, ar tai akcijos grafikas, nesvarbu, koks instrumentas yra jungtas, tie patys binariniai dėsningumai, jie veikia tol, kol yra kažkoks tai kainos grafikas. Tai va aš per ilgą savo patirties laiką surinkau tokius dėsningumus į vieną tokį bendrą paveikslą, kiekvieną jį savo aprašiau ir kai žmogus turi tos binarinius dėsningumus ir jos supranta ir moka juos sujungti taip vat visus kartu į vieną tokį bendrą paveikslą, tai jam atsiranda rinkos matymas, taip vadinamas. O kai žmogus turi tokį rinkos matymą ir gali įsijungęs bet kokį grafiką perskaityti jį taip, kaip mes ką tik su jumis padarėm, o štai šiame epizode su 3M kompanija, jam telieka pagaminti savo prekybos veiksmų algoritmą. Aš taip pat sutrumpintai vadinu PVA. Prekybos veiksmų algoritmas, kuris susidaro iš 3 tokių paprastų žingsnių. Pirmas tai yra strategija, antras tai yra taktika, trečias tai yra prekybos sistema. Atitinkamai žmogus pabaigęs ProTA mokymus po 3 mėnesių, nes tai yra 3 mėnesių intensyvus kursas, turi savo aiškų prekybos veiksmų algoritmą ir jam nebereikalingi yra mentai online gurų pavydalu. Tie, kas pabaigė ProTA kursą, žino, kad viso kurso metu aš stengiuosi, kad mokinys mąstytų tik tai savo galvą. Kad pasibaigus kursų jam nereikėtų daugiau manęs klausti, Povilai, o tai kaip čia reikėjo daryti, ar kaip čia reikia daryti, kad žmogus galėtų pats kritiniai situacijoje žinot, ką reikia daryti. Na, o tie, kas pabaigė ProTA mokymus, jiems į kainą yra įskaičiuota ir narystė metams uždaroje platformoje, kur renkasi visi, kas pabaigė šitą kursą. Vat apie tą uždarą platformą aš pastoviai jums ir kalbu šiame video epizode. Todėl jeigu jūs domina tokia vat rinkos matymo laisvė ir jūs norit, kad padėčiau pagaminti, perfrazuosiu, jeigu jūs norit, kad priversčiau pagaminti savo prekybos veiksmų algoritmą, tai tiesiog eikit į prota.lt, užpildykit registracijos formą ir jums sistema atsiųs informacinį elektroninį laišką su kurso aprašymu, kainomis bei mano kontaktais tiems, kas turi daugiau klausimų apie kursą, tai jūs galite tiesiog su manim susisiekti, mes galėsim su jumis pabendrauti. Iškart noriu taip pasakyti, papasakot, kad darbas vyksta 1:1 principu. Aš prisitaikau prie jūsų gyvenimo ritmo, mainais jūs turėsit prisitaikyti prie tam tikrų elgesio taisyklių ir tam tikrų kurso sąlygų. Ir jau po 3 mėnesių jūs galėsit įsijungti bet kurio finansinio instrumento kainos grafiką ir greitai susiorientuoti, kas ten vyksta. Bei galėsit nuspręsti, ar jums tinka tai, ką matot, ir ar norit pritaikyti savo prekybos veiksmų algoritmą, kurį irgi pagaminsim. Na, o kadangi darbas vyksta 1:1 principu, tai noriu iškart įspėti, vietų skaičius yra apribotas tuom, kad turiu tik 24 valandas paroje, kaip ir jūs visi. Šiuo metu atsirado naujų laisvų vietų ir jeigu jūs domina, paskubėkit, nes vėliau teks užsirašinėti į laukimo sąrašą. Ir šioje vietoje irgi noriu atskirai kreiptis į tuos, kas žiūri šį epizodą uždaros bendruomenės platformoje. Jeigu jūs pabaigėt DIVAI mokymus ir jūs pageidaujat užsirašyti į ProTA mokymus, jums bus prioritetas atsiradus laisvai vietai. Tad mano kontaktus turit, jeigu ką, kreipkitės. Na, o dabar visi, kas iki šiol neatsijungėt, kviečiu nepasigailėt, uždėti like šiam epizodui, nes YouTube'ui tai labai patinka ir jeigu bus susidomėjimas, tai galbūt ateityje aš ir daugiau tokių epizodų įkelsiu į atvirą erdvę. Jeigu jūs turit minčių apie 3M kompaniją, kaip mes ką tik aptarėm, jeigu turit kažkokių tai klausimų apie 3M kompaniją, tai rašykit šio video komentaruose. Stengiuosi sureaguoti į visus komentarus. Na, o jeigu jūs žiūrit šį epizodą ir iki šiol neužsiprenumeravo šio kanalo, tai nelabai suprantu, ko jūs laukiat. Surandam subscribe mygtuką ir užsiprenumeruojam. Ateityje planuoju kelt daugiau tokių epizodų kaip šis. Taigi šiam kartui tiek, sėkmės visiems ir iki sekančio karto.